Gruodžio 22 diena. Rudolfo liga. Iki kalėdų liko 3 dienos. Gruodžio 22, kaip ir kiekvieną šių metų rytą, Rifas nešėsi didžiulę pintinę po ilgų gražuolių oranžinių šviežutėlių morkų ir plačiais žingsniais brido didelėmis sniego pusnimis, kirsdamas centrinę aikštę link elnių aptvaro. Vargšelis Bimolis tą rytą vos spėjo suktis, sniego per naktį buvo pridrėbta net iki kelių, o kai kur jo buvo ir dar daugiau. Dar darbštusis kiemsargis su savo žaibiška šluota centrinės aikštės dar nebuvo pasiekęs. Sunkiai pravėrė metalu kaustytas lenktas medinių lentų duris ir įžengęs į vidų pamatė šienu išklotą raguočių guolį. Akimirksniu pajuto sultingų daržovių skleidžiamą aromatą. 8 šiaurės elniai skubiai pakėlė aukštyn šakotus ragus ir godžiai rijo besiskiriančias alkio seilės. Šaunieji kailiniuočiai išsirikiavo eilute ir laukė savosios porcijos. Nuostabioji šokėja, šoklusis, pikčiurna, kometa, kupidonas, griaustinis ir žaibas džiugiai sutiko mažąjį rūpestingąjį elfą. Po akimirkos su didžiuliu apetitu, lyg ragautų šį delikatesą pirmą kartą gyvenime, garsiai čepsėdami pradėjo krimsti traškes sultingasias morkas. Atrodė, kad diena šiame aptvare niekuo nesiskyrė nuo kitų metų dienų ir Rifas ramiai prisėdo ant medinės kėdutės aptvaro kampe. Dar kartelį pasižiūrėjęs į morkomis besivaišinančius elnius, Rifas pastebėjo keistą dalyką. Eiklusis Rudolfas gulėjo aptvaro kampe, buvo nuleidęs plačiaragę galvą ir net nesidairė į draugus. Kasgi tau, drauguži? Staiga stryktelėjęs nuo kėdės, susirūpinęs paklausė Rifas. Šis elnias iš visų 9 senelio kinkinio elnių buvo pats jauniausias ir stipriausias. Dar visai neseniai senelis skriedavo kalėdų naktį pasikinkęs tik 8 greitųjų raguočių. Tačiau metams bėgant ir daugėjant kalėdinių maišų, elfai padirbo sunkesnes ir didesnes metalų kaustytas roges. Tad senieji elniai nebeturėjo pakankamai jėgų taip eikliai skrieti dangaus skliautu. Po keliarių metų kinkinį papildė stiprusis elnių vadas Rudolfas, kuris visada bėgo priekyje ir tempė didžiausią svorio naštą. Iš visų likusiųjų elnių Rudolfas išsiskyrė tuo, kad turėjo itin ryškiai raudoną apvalią nosytę. Kodėlgi tu šį rytą toks liūdnas? Dar kartelį garsiai paklausė susirūpinęs Rifas ir švelniai paglostė stipriojo elniuko nugarą. Rudolfas šiek tiek sujudėjo ir vangiai kilstelėjo sunkią galvą. Rifas pastebėjo, kad nuo apvalios it uoga Rudolfo nosies tysta ilgi lediniai varvekliai. Voje, drauguži, ar tik tavęs nebus užpuolusi kalėdų karštinės sloga, užjausdamas palingavo galvą nuliūdęs Rifas. Mikliai atsistojęs ir jau susiruošęs bėgti pro pravertas duris, pavimai šūktelėjo: Palūkėk valandėlę, mes būtinai ką nors sugalvosime. Ir Rifas pasileido bėgti tekinas sniego pusnimis tiesiai pas patį kalėdų senelį. Pažvelgęs pro langą senelį rado vis dar trepsenantį prie rusenančio židinio ir stropiai repetuojantį kalėdinės giesmeles ir žaidimus. Pakėlęs ranką senelis kruopščiai valė dešinėje ausį, kad kuo geriau girdėtų mažuosius draugus. Garsiai pasibeldęs, stipriai nekantraudamas, elfas vos sulaukė, kol senelį lėtu it vėžlys žingsniu ateis ir atvers namelio duris ir pakvies vidun. Vos pasilabinęs, Rifas pradėjo pasakoti apie Rudolfą ištikusi nemalonumą. Šį rytą radau eiklųjį elnę su baisiausia sloga. Raudona nosis buvo net pamėlynavusi. Greičiausiai ji bus ištikusi kalėdinė karštinė, spėliojo Rifas ir pasakojo toliau. Net morkomis jo nesudominau. Žinau, kad sloga pasibaigia per 7 dienas, kitaip tariant, po savaitės, tačiau iki kalėdų šventės liko tik 3 dienos, tad laiko sirgti visiškai nėra. Be šio elnio sunkių dovanų maišų prikrautos rogės nepajudės nė iš vietos. Reikia skubiai kažko griebtis, greitakalbė dėstė Rifas. Senelis nebuvo pratęs priimti skubotų sprendimų, todėl susimąstė, ramiai apgalvojo netikėtą bėdą ir paliepė Rifui kuo skubiausiai kreiptis į Karamelę. Ji karštojo šokolado ir imbierinių bei citrininių gaminių specialistė, tad neabejotinai sukurs tinkamą vaistą slogai gydyti. Netrukus tekinas per pusnis, Rifas jau bėgo pas miestelio konditerę. Vos tik pasibeldė į kvepiančios virtuvėlės duris, Karamelė netrukus jas plačiai atvėrė.
Sveikas, mažyli Rifai, prašom vidun, gal pasivaišinsi saldainiu ar meduoliu, maloniai sutiko elfą Karamelė. Ne, ačiū, brangioji, padėkojo Rifas ir išpasakojo visą šio ryto istoriją apie Rudolfą ištikusią bėdą ir kalėdų senelio paliepimą išvirti jam tinkamų vaistų. Atsivertusi konditerijos vadovėlį, Karamelė valandėlę studijavo ją ir ieškojo reikiamų ingredientų slogai gydyti. Netrukus pasiraitojo rankoves ir kibo į darbą. Minkė tešlą, šlakstė citrinos sultimis, suko medų, gardino imbierų. Kai tešla buvo palikta, kad šiek tiek pakiltų, Rifui kilo opus klausimas. Kaipgi mes sumaitinsime meduolį Rudolfui, jeigu plačiaragis nevalgo nieko, tik oranžinės morkytes? Kiek pasvarstę, mažieji nutarė paprašyti rogių specialisto išmintingojo Kalveto pagalbos. Nuskubėjęs pas jį Rifas rado įžvalgųjį elfą besisukiojantį senelio rogių garaže. Jis kažką krapštinėjo, taisinėjo ir tikrino. Sveikas, mielasis drauge, pasilabino Rifas. Labą dieną, Rifai, pasisveikino Kalvetas, nustebintas netikėto svečio apsilankymu. Mažajam elfui išpasakojus vizito priežastį, Kalvetas nedelsdamas atskubėjo į Karamelės virtuvėlę ir svarstė, kaip padėti vargšeliui sergančiam Rudolfui. Padarykime taip, staiga šovė išganinga mintis. Iškepkime morkos formos meduolį, nudažykime jį maistiniais oranžiniais dažais ir sumaitinkime Rudolfui tarsi morką. Jeigu mums pasiseks, elniukas nei nesuos, kad gudriai siūlome jam vaistų vietoje mėgstamos morkos. Kaip tarė, tai padarė. Karamelė suminkė pailgos formos meduolį, greitai iškepė jį karštoje krosnyje, ištepė oranžiniais dažais, o kad meduolis kvepėtų tarsi šviežia morka, Kalvetas apibarstė jį žvaigždžių dulkelėmis. Netrukus Rifas jau keliavo link aptvaro, nešinas didžiulė riebia morka. Rudolfas vis dar gulėjo elnio aptvare ir nejudėjo. Nagi, paragino jį Rifas, nagi, drauguži, pažiūrėk, kokį kąsnelį tau atnešiau. Rudolfas nenoromis žvilgtelėjo į atneštą meduolį. Nagi, dar kartelį paragino Rifas, tik mažulytį kąsnelį, tugi jau didelis berniukas, juk nori kuo greičiau pasveikti. Jei būsi geras, po kaklu parišiu tau šiais metais vienu varpeliu daugiau. Ir Rifas kaip sąmokslininkas mirktelėjo akį. Rudolfas nenoromis atsistojo ant 4 kojų, tingiai priėjo prie atneštos morkos, kelis kartus pauostė ir atsikando mažą gabalėlį. Kiek pakramtęs pajuto stebuklingai dievišką meduolio skonį, tad atsikando ir antrąjį, jau didesnį kąsnį. Nespėjęs sukramtyti, kando trečiąjį, kol galiausiai Rifo rankos liko tuščios. Na štai, drauguži, šaunuolis, pamatysi, kaip bemat pasijusi geriau. Ir iš tiesų, praėjus valandėliai, varvekliai ėmė tirpti ir pamėlusi Rudolfo nosis pradėjo keisti spalvą. Iš pradžių ji tapo kiek žalia, vėliau truputėlį violetinė, tada rožinė, kol galiausiai išryškėjo sodriai raudona jos spalva. Nutįsę ledo siūlai trumpėjo, lašėjo ant grindų, kol Rudolfas užrietęs nosį į viršų net nebeprisiminė dar šį rytą buvusio, paliegusio ir sergančio elnio. Elfas matė jauną, stiprų vešlaus kailio plačia krūtine eiklųjį elnių kinkinio vadą. Prikrovęs visą pintinę morkų, Rifas išskubėjo papasakoti džiugių naujienų Kalėdų seneliui, Karameliai ir Kalvetui. Visi darbai buvo nudirbti, viskas pagaliau stojo į savo vietas. Kalėdų miestelyje nebeliko jokių nenumatytų kliūčių, kurios sutrukdytų ruoštis metų kelioniai pas pasaulio vaikus.